Sveiki, esant mokslo saloj ir žiūrėkit, koks renginys vyksta. Yra DEC Design Engineer Construct 6 sezono uždarymo renginys. Šių metų mūsų projekto užduotis yra sukurti reabilitacijos centrą paralimpiečiams. Tokia tema parinkta yra tam, kad moksleiviai pagalvotų labai apie daug sluoksnių. Tai yra ne tik tai konstrukcijos, ne tik tai atsinaujinantys šaltiniai, ne tik tai architektūrinis planavimas, bet kad įsijaustų svarbiausia turbūt į tos žmonės, į naudotojus pastato. Taip pat bandom priartinti juos prie pačios temos, ta prasme. Labai dažnai mes jaučiam, kad žmonės, kurie turi negalias, jie gali būti atskirti nuo bendruomenių ir sakykime, kartais net galbūt kalbėti nesinori, norisi kažkaip gal išvengti tos temos. Mes sakom, pabandykit įsijaust, pabandykit, mes esam kartu, mes esam visi drauge ir sukurkim tokias erdves, kuriuose galėtume visi būti kartu. Birštono savivaldybei labai patiko ta idėja, kad būtent Kauno technologijos universitetas turi tokį projektą, kuris susiduria su būtent su architektūriniais sprendiniais. Ir 22 projektai metus laiko dalyvavo šiame projekte ir mums buvo labai malonu, kad Birštono vardas kaip kurortas skambėjo būtent šiuose projektuose. Labai smagu matyti jauną žmogų, kai jisai dega tą idėją, kai jisai svajoja, kai jisai kuria ir jisai išsireiškia daug daugiau turbūt negu jau tikras architektas, ar ne? Tai yra jaunas žmogus su savo svajonė. Ir tos svajonės, kai dar turi ir temą, ir idėją, jos tampa labai gražiais pavyzdžiais. Tai aš linkiu visiems studentam, visiems moksleiviam tokių idėjų ir toliau turėti. Ir išlikti va tais kūrybingais, bekuriančiais, besidominčiais architektais. Iš kur busit jūs? Mes iš Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos. Supratau, tai pirmą kartą dalyvaujat šitam projekte Design Engineer Construct, ne? Taip, mūsų pirmi metai ir iš viso pirmas kartas kažką darant su architektūra, su statybomis ir taip pirmąjį metą dalyvaujant. O kaip šiaip išgirdom, kad čia pagrindinė mintis buvo sukurti paralimpiečiams tokį jaukų, patogų centrą. Kaip tai padarėt? Mes iš tikrųjų taikėmės svarbiausia prie paralimpiečių, aišku, darėme visas sporto šakas, kur galėtų jie treniruotis toliau, kur galėtų reabilituotis, bet taipogi ir nenorėjom atskirti visų žmonių. Tad pas mus yra viskas pritaikyta, kad bet kas iš tikrųjų gali ateiti, tu neturi būti sportininkas koks nors, kad pas mus reabilituotis. Tad mes atviri visiems, yra prioritetas gyventojams, aišku, bet iš Birštono gali bet kas ateiti pas mus, apsilankyti, apsistoti, reabilituotis. Gerai, gal galit papasakot trumpai apie savo pastato pagrindinę mintį, gal priartėjam prie plakato? Tai mes nusprendėme naudotis Singapūro įstatymu, tai grąžinti visą žalią erdvę atgal į pastatą. Kaip tai padarėm? Želdinom stogus. Čia visur taip, padarėm ir parkelius. Pačio parkelio čia matomo neiškirtom, viską integravom. Ir dar norėjau paminėti, kad mes pamatėm, kad paralimpiečiai susiduria su labai daug sunkumų ties pastatu, ties struktūrom, laiptai, liftai, tai mes ir padarėm rampą, kurie galėtų patogiai užkilti štai čia kamputį. Tai va, ir dar padarėm taip pat reabilitacijos centre įvairių konstrukcijų žmonėm, kurie turi neregos sutrikimų ar sunkumų su nerega. Tai padarėm įvairius brailio raštus ant turėklų, iškilimus prie langų ir prie laiptų, kad žinotų, kad priešais yra kliūtis. Tai vienu žodžiu, reikėjo daug pamastyti apie visokius dalykus, ne tik apie konstrukcijas, bet ir apie poreikius žmonių. Kas buvo gal sunkiausia atliekant šitą projektą? Sunkiausia turbūt buvo dirbti komandoje dėl pasiskirstymo darbų ir taip toliau, nes vis tiek dažniausiai būna grupėje, kuris dirba daugiausiai. Taip pat buvo ir iššūkis turbūt mūsų draugai dirbti su SketchUpu. Moksleiviai ne tik paruošė plakatus, bet irgi įspūdingus maketus. Einam pažiūrėti. Sveiki! Girdėjau, kad jūs turit labai didelį maketą. Galit gal pakomentuoti, kokia jūsų mintis ir kaip sukūrėt šitą reabilitacijos centrą paralimpiečiams? Pagrindinė mintis atėjo taip, kad
tarpinėm pristatymė mūsų pastatas buvo atrodė labai kaip ofisas, daug kritikos gavom, tai nusprendėm padaryti taip pasagos formą. Aišku, biuvetę turim, jinai pagrindinė mintis nuo pradžių buvo. Lašo formos biuvetė, kur žmonės mineralinį vandenį gali gerti. Labiau pasakojant apie patį pastatą, pasirinkome pasagos formą dėl to, kad vaikščiojimas per šį pastatą būtų patogesnis. Įėjimas yra iš šitos pusės, iš kitos pusės ir iš šonų, tam, kad būtų patogu iš kiekvienos pusės ateiti. Labiau apie pastato vidų čia yra 50 gyvenamųjų patalpų, kuriuose maksimaliai gali sutilpti 100 žmonių. Norėtume talpinti ne daugiau nei 70 žmonių per seansą, nes mūsų parkuotė yra tik tai 36 vietų. Eksterjeras bus medinio fasado, o pats konstrukcija bus gelžbetonis, betonas, metalas, kad tvirtas būtų pastatas. Gerai, o čia matau komandą, kuri irgi gražiai čia su gėlėm padarė, eina pažiūrėti. Atsiprašau, jūs čia darot šitą pastatą? Taip. O kodėl tiek daug gėlių? Papasakokit, kokia mintis čia. Taip, tai mūsų pagrindinis toks kaip ir dalykas, tai yra sukurti bendruomenę, ją išlaikyti ir taip pat ją prijungti prie gamtos. Tai dėl to tiek daug gamtos mes turime labai daug erdvių visokiausių ir šiltnamį, kuriame galite irgi patys gamtą paliesti, ne? Taip pat guopolėje, kurie jūsų nosis pajaučia terapiją. Taip pat turime ir fontaną, turime japonišką sodą, kuriame nėra apkraunami jūsų pojūčiai. Ten jau tokia nusiraminimo erdvė, kad jau ramiau žymiai. Paklausiu, kodėl jūsų pavadinimas yra Lotus? Lotus, dėl to, nes lotusas yra gėlė, kuri dažniausiai auga tamsiuose pelkėse, ežeruose, tačiau šis žiedas išsilaiko virš vandens, jisai visą laiką pažįsta baltai, nusikrato visus purvus ir jis yra vilties ir stiprybės simbolis ir tai mes bandome ir pamėgdžioti mūsų reabilitacijos centre. Maketas yra mūsų pastato, kaip čia, vizualizacija ir čia galit matyti mūsų eskizus padarytos nuostabios liepos ir 3D, taip pat va čia galite plakate matyti. Pastatas yra 2 aukštų, pagrindė pirmas aukštas yra susijęs pilnai su reabilitacija, vien reabilitacijos patalpos, antram aukšte yra apsigyvenimas ir visos kitos reikalingos paslaugos kaip maistas ir... Bet aš matau, kad yra pilnas šokolado tas pastatas. Taip. Viskas maistas yra, tai... Supratau, tai vis tiek reabilituosis ir tokiu būdu. Taip, reabilituosis ir su šokoladu. Per savo pojūčius, tai ir... Gerai. Ir šokoladas. Tai labai ačiū ir paskutinis klausimas. Gal jums, kas buvo sudėtingiausia dirbant prie šito projekto? Aš manau, sudėtingiausia buvo sujungti visas mūsų 7 mintis į vieną, nes kadangi turime 7 komandos narius, tai labai sunku visas mintis sujungti vieną, bet iki pačio galo pasiekėme mūsų bendrą projekto rezultatą.